slypi tikras aukso lobis – paprastoji kiaulpienė, Taraxacum officinale, liaudyje vadinama pienė, kiaulpienė ar auksinė gėlelė. Jos ryškiai geltoni žiedai, tarsi mažytės saulės, žydi ankstyvą pavasarį, primindami, kad gamta kasmet siunčia mums stipriausią detoksikacijos ir sveikatos dovaną. Šis kuklus augalas tūkstančius metų buvo liaudės medicinos karalius. Kinai, arabai, europiečiai naudojo jį kepenų valymui, tulžies skatinimui ir viso organizmo atgaivinimui. O šiuolaikiniai tyrimai patvirtina, kiaulpienė veikia kaip galingas natūralus kepenų sargas ir viso kūno harmonizatorius. Jo širdyje tikri stebuklai – seskviterpenai, triterpenai ir fitosteroliai – stiprūs antioksidantai, kurie naikina laisvuosius radikalus ir mažina oksidacinį stresą. Fenoliniai junginiai – chlorogeninė rūgštis, katechinai, naringeninas, priešuždegiminiai ir hepatoprotekciniai herojai, apsaugantys kepenų ląsteles nuo toksinų, alkoholio, ėriuko, vaistų, sunkiųjų metalų. Inulinas – prebiotikas, maitinantis gerąsias žarnyno bakterijas. Vitaminai A, C, K, kalis, geležis stiprina imuninę sistemą, kaulus ir kraują. Pasakojimas prasideda nuo kepenų, pagrindinio organizmo valytojo. Kiaulpienės šaknys skatina tulžies gamybą ir tekėjimą, padeda šalinti toksinus, mažina riebalų kaupimąsi, steatozę, apsaugo nuo pažeidimų, pavyzdžiui, nuo anglies tetrachlorido ar paracetamolio sukeltų. Tyrimai rodo, kad ekstraktai mažina kepenų fermentus AST, ALT, gerina antioksidantų aktyvumą, SOT, katalazę, glutationas ir net stabdo fibrozę bei uždegimą. Tai ypač svarbu sergantiems riebiomis kepenimis, hepatitu ar po alkoholio. Bet kiaulpienė neapsiriboja kepenimis. Ji stiprina visą organizmą. Veikia kaip švelnus diuretikas. Valo inkstus, mažina patinimus, reguliuoja spaudimą. Gerina virškinimą, mažina cholesterolį, reguliuoja cukraus kiekį, naudinga diabetikams. Stiprina imuninę sistemą, kovoja su uždegimais, saugo nuo infekcijų. Antioksidantai lėtina senėjimą, gražina odą, mažina aknę, egzemą, stiprina kaulus. Net preliminarūs tyrimai rodo potencialą vėžio prevencijoje ir neuroprotekcijoje. Štai paprastas pavasario ritualas, kurį liaudis perduoda. Anksti ryte, tuščiu skrandžiu, išgerkite puodelį kiaulpienių šaknų arbatos. 1 iki 2 arbatinių. Šaukšteliai džiovintų šaknų užpilkite verdančiu vandeniu. Palaikykite 10 iki 15 minučių. Arba pridėkite jaunus lapus į salotas. Jie kartoki, bet kupini jėgos. Darykite tai 3-4 savaitės pavasarį ir daugelis pajunta, kaip kepenys atsikvepia, energija grįžta, oda švytėti pradeda, o organizmas tampa atsparesnis. Bet šis geltonas saulės spindulėlis primena seną tiesą. Didžiausi lobiai slypi po kojomis. Kiaulpienė ne piktžolė, o gamtos auksinis gydytojas, kepenų ir viso kūno šventasis sargybinis. Saulėtas, stiprus, nemokamas.